Sveikučiai! Sveikinamės iš naujos valstybės iš Vietnamo. Ką žiūrėjot praeitą video, mes buvome Kambodžoje, kur turėjom praleisti bene 3-4 savaitės, bet mums ten labai nepatiko. 5 jau kelionės dieną po Kambodžą, skubiai darėmės vizas į Vietnamą ir mes jau čia, didžiausiame Vietnamo mieste Ho Chi Minhe. Šiandien video bus paprastesnis, pasivaikščiosim, pažiūrėsim, kaip gyvena Vietnamo vidurinė klasė. Esame Ho Chi Minho Vinh Homes Central Park rajone, naujas rajonas, kur gyvena jau ne patys bedniausi žmonės. Viskas idealiai sutvarkyta, nei vienos šiukšlytės nieko. Pagal žalumą ir tvarką čia yra grynas Singapūras, mums čia labai patinka. Patys taip pat gyvename panašiame rajone, kuris randasi už 18 km, prie jo pereisim vėliau. O dabar einam pasivaikščioti po šitą parkelį, kur dabar nei vieno žmogaus nėra. Antra dienos, bet nei vieno nei turistą, nei vieną vietą, mes čia tiesiog vieni. Toks simpatiškas parkelis. Nei vieno žmogaus iki šiol nesutikome, nors ten pulamoj matau vieną turistą jau. O čia aikštelė. O ką tai reiškia? O tai reiškia, kad mes čia užstriksime dabar valandėliai. Nes šitas žmogutis pro aikštelę šiaip ramiai taip nepraeina pas mus. O čia va toks skruzdėlynas. Kažkom primena Dubajaus Marinos rajoną. Va ir išlindo mūsų aukščiausias Vietnamo pastatas. 461 metro aukščio. Labai jau primena Burj Khalifa, ar ne? Vietname esame jau antrą kartą. Pirmą kartą buvom čia prieš 20 mėnesių, praeitais metais. Ir viena iš priežasčių, kodėl grįžome į šitą šalį, yra mano rankoje. Kava. Vietname ragavome vieną skaniausių gyvenime kavų. Čia jas moka tikrai daryti. Ne veltui Vietnamas yra antra pasaulyje eksportuotoja kavos. Kavinių čia tiesiog tūkstančiai ant kiekvieno kampo. Man atrodo, neįmanoma praeiti kilometrų, kad nesutik nei vienos kavinės. Taip, jie mėgsta kavą ir jie tikrai gerai moka gaminti. O antra priežastis, kodėl čia grįžome, yra kainos. Vietnamas yra viena pigiausių pasaulyje valstybių, jeigu ne pigiausia. Nerealiai geras kainos ir kokybės santykis, labai pigus būstai, viešbučiai ir viskas absoliučiai. Visos pramogos, visas maistas, viskas labai čia pigu. Ui! Šiaip Ho Chi Minhas labai keistas miestas. Tai yra didžiausias pasaulyje miestas, kuriame nėra metro sistemos. 9 milijonai žmonių čia gyvena ir nėra metro, įsivaizduojat? Taip, kad įsivaizduokit, kokie čia yra kamštukai. Mes atvažiavome iš Kambodžos tiesiai į Ho Chi Minhos autobus, tai tik įvažiavome į miestą 10 km važiavome 1,5 valandos, jeigu ne ilgiau. Taip, kad su kamštukais čia yra problematiška. Tiesa, jau statomas metro, bet viską luoja atidaryti, kaip vis laik būna su statybom. Bet toks čia gražus parkelis. Dar sakau žmonai, ar čia tikrai tikri akmenys uolienos? Aha, mas ne kaip plastikas tiesiog sudėtas. Bet šiaip tikroviškai atrodo. Bet tai pirmą kartą matau tokį dalyką. Vyksta fotosesija moteriškių. Gražiais tradiciniais rūbais apsirengusios. Va taip turi atrodyti tikra fotosesija. Neimkit savo vyrų, bernų ir nekankinkit jų. Imkit geriausią draugę ir viskas. Ir visi bus laimingi. Ir nuotraukos bus gražios. Ir vyras laimingas, nenukankintas. Va toks va smagus parkelis. Žmonių iš vis vienetai. Ir va toks šias skruzdėlynas. Sakyčiau, net per arti taip pastatyti vienas prie kito, ar ne? Saulės šviesa net nekrenta normaliai. Buvom užėję šitą didžiausią pastatą į vidų. Ten yra pačiai molas. Kažkaip labai jau žmonių ten pritrūko man. Kaip į kokią Lietuvos paprastą parduotuvę darbo dieną užėjus vienetai žmonių, ta prasme iš vis nėra. Palyginus su kokiu Bankoku ar Singapūru, tai diena ir naktis skirtumas. Iki šiol tik neįsiaiškinom vieną dalyką. Daug kur pietryčių Azijai, tiek Singapūrė matėm tokius dalykus, prie kiekvieno beveik didesnio daugiabučio yra tokia kaip krosnis. Ir jie čia degina kažką tai pastovi, ar lapukus, ar palinkėjimus, ar kažką tokio, bet labai populiarus dalykas Azijai šitas pastebėjom. Jeigu žinot, ką reiškia tiksliai, parašykit komentaruose. Pažiūrėkit, kaip arti pastatai vienas prie kito. Kiek čia tūkstančių gyventojų, vien tik tai šešiuose namuose gyvena. O mes grįžtam į šitą aukščiausią pastatą ir eisim pavalgyti. Įėjome į molą, šitą aukščiausią pastatą Vietname. Ir ką aš jums sakiau, ta prasme, vienetai žmonių, jokio judesio. 9 milijonai žmonių gyvena šitą mieste. Atėjome į molą food courtą, kur yra daugybė virtuvių, filipiniečių, koriečių, vietnamiečių, žodžiu, ko tik norite. Ir atsiskaitimas tik kortele. Jie turit pasipildyti pinigais, jokių grinų, jokių kortelių, Mastercardų vizų nėra. O čia matau, čia mums atneša valgyti. Kokia čia virtuvė pas mus? Hongkongo. Ai, Hongkongo, jo. Vištiena ir kiaulieną pagrindė dominuoja. O čia turim
Passion fruit, pasiflorų sultis. Kurios labai rūgštokas atrodo, ar ne? Rūgštu? Man tai visai neblogai atrodė. O taip jos atrodo ir kainavo nepigiai, €80. Kai Vietnamui brangokas, sakyčiau. Ir valgysim. Šiaip kas liečia kortelės, tai daug kur Pietryčių Azijos food courtuose tik kortelėm galima atsiskaityti. Einat į kasas, pasipildot kortelę pinigais. Ką neišnaudosit, paskui sugrąžinsim jos. Tai padaryta turbūt dėl mokesčių, kad neslėptų mokesčių, viskas tais oficialiai per sistemą. Viskas mums kainavo apie €8. Šiaip nepigų. Vietnamo kainomis tai sakyčiau net aukščiau nei vidutinės kainos, bet ko norėti. Aukščiausias pastatas Vietname, atitinkamai ir kainos iškeltos. Taip kad valgam, skanaus ir jums. Nežinau kodėl, bet šitoj šalyje jaučiuosi šiek tiek aukštas. Nu va, nuėjome pusę kilometro nuo geresnio rajono ir grįžome tikrai Vietnamą. Su visom jo šiukšlėm, su visų trafiku, tūkstančiais motorolerių ir panašiai. O mes pabandysim pavažiuoti namo su autobusu. Pažiūrėsim, kaip čia vietiniai keliauja po šitą miestą didžiulį. Tiesa, iki namų 20 km, tai jaučiu šiek tiek užtrauksim. Pasivažinėjom su autobusais, 2,5 valandos ir mes namuose. Štai kaip pigiai atvažiavom. Pravažiavimas vienas 27 centus, kas yra €10 dviem žmonėms su persėdimu. O taip nereikėtų iš tikrųjų daryti, kaip aš darau, einant per perėją. Nes vakar žmona matė, kai šitai vietoj motoroleris numušė vaiką. Buvo baisus vaizdelis. Dūkstam, kaip visada. Buvom ką tik didžiulę molę ir štai parodysim, ką mes nupirkom už €42. Pradedam mūsų unboxingą. Labai daug naudoja jie plastikinių maišelių, tiesiog viską atskirai. Jeigu vaisius perkat atskirai sudeda, jeigu daržovės atskirai, pieno produktai atskirai, vanduo atskirai. Taip kad čia aš dar prašiau, kad pristabdytų su tais maišiukais, ko galit vieną viską sudėti, nes į šitą didelį pavyzdžiui man sudėjo gal 5 maišiukus. Taip, šiaip tai būtų gal 15 maišelių sukrauta. Mes Europai stengiamės rašiuoti. A, čia va taip, va, žmonės gyvena. Ir žinoma, pradedam nuo jūsų mėgstamiausių prekių - alkoholis. Ne pats pigiausias blanšas, ką žinot, importinis, prancūziškas, kainuoja tik tai 70 centukų, 0,33 skardinė, tikrai pigiai. Lietuvoje tikrai kainuoja toksai, man atrodo, iki €1,5, man atrodo, maža skardinė, o didelė, man atrodo, 0,5 kainuoja apie €2, tai kad tikrai pigiau negu Lietuvoje. Visos prekės, man atrodo, buvo pigesnis negu Lietuvoje, skyrus vieną - lašišą. Lašiša brangi čia. Lašiša kainavo 250 gramų, 204 gramai, virš 5 euriukų. Virš 5 euriukų. Lietuvoje, man atrodo, 19 eurų kažkas tai kilas, kai akcijos būna 0,2. O čia tai žmonelė leido paišlaidauti. Sidriukas 0,3, 80 centų. Nežinau, ar skanus, bet nebloga kaina. Kas labai maloniai nustebino, akcija buvo kažkodėl arbūzams. Arbūzai kainavo nupiginti 3 kartus buvo kažkodėl tai. Nuo 60 centų už kilogramą nupiginta iki 23 centų. Tai va šitas arbūzas kainavo 60-70 centų kažkur tai arbūziukas. 2,5 kg. Jeigu bus nešlikštus, bent vidutiniškai skanus, jau sakyčiau neblogai. Spraitas labai pigus, nežinau kodėl, bet čia nebuvo jokios akcijos, tiesiog eilinė kaina. Litras 850 ml kainuoja 80 centukų. Bananų pakotė apie eurą. Po to dar tokie yra jūros dumbliai. Vaikai labai mėgsta kažkodėl tai. Mūsų vaiką pasodino ant šitų jūros dumblių Tailande. Įvyko įdomi situacija, buvom paplūdimy ir viena moteris tiesiog pavaišino mūsų dukrą, nes jų vaikas irgi valgė šitas. Pabandėm ir viskas, sėdi dabar tiesiog kaip man narkotiko, visų reikia jūros dumblių dabar pirkti kiekvienai parduotuviai. Tai aš sakau, ten ne šiaip moteris buvo, jinai tiesiog buvo pardavimų vadybininkė. Taip kad vienas klientas didelis surastas jau, nes kasdien valgom šitos dalykus, kurie labai nepigus yra. Čia maišiukas šitas kainuoja apie 50 centų, bet čia tik tai 6 gramai. Ta prasme, čia 20 sekundžių pavalgyti. Labai brangus šiaip dalykas. Bet labai populiarus pastebėjau tarp vietinių vaikų. Faršiukas lietuviškom kainam, gal netgi brangiau sakyčiau, nes šitas kainavo 205 gramų 2 eurai. Šitą vištytę irgi kainavo apie 2 eurus, bet čia daugiau, man atrodo, svorio 500 gramų. Kažkas panašiai kaip Lietuvoje. Aš savo pasiėmiau sušių paraštų jau, žinau, kaip būna Rimi ar Maxima paraštukai tokie. Lietuvoje tokie kainuoja apie 4 eurus, čia kainavo apie 3 eurus.
Ir ką mes čia labai norim kuo skubiau paragauti, tai va šitą vaisiuką, ne? Duonvaisius. Ar ne duonvaisius? Duonvaisius čia vadinasi? Man atrodo, duonvaisius kvapas truputį užneša į durianą, bet toksai saldus skanus. Gerai, testuojam. Man nesuprantu, jis ir kvepia, ir smirda vienu metu kaip durianą, bet... Skanu. Saldus vaisius. Ai, čia dar pasijų. Kauliukas vidų yra, ne? Nu, nežinau, man turbūt reikia laiką priprast prie šito. Taip pat yra jau papjaustytų vaisiukų. Šitie ananasiukai nerealiai skanus, bet jau kur pirkdavom, anksčiau vis laik labai skanus būdavo. Tokie mažiukai, jau papjaustyti, bet čia pusė ananaso kainavo 60 centų. Vienam žmogui pats tas iš kur suvalgyti. Ir ką, iškart galim parodyti savo butuką, kur gyvename. Pirmą kartą gyvenime nuomavomės per Airbnb platformą. Čia mūsų tualetukas, viskas standartiškai. Vienas kambarys plus svetainė. Čia gyvename, bet gavome prastesnį kambarį, negu norėjome, nes tik užsakiau pirmą nakties, po pusvalandžio jau parašė, kad vandens šildytuvas sugedęs, tai pakeitė kitą butą, bet iš nuotraukų tai mūsų atrodo buvo užsakytas geresnis negu šitas, bet pagyventi čia 4 dienom pats tas, turim skalbyklę balkone ir tokį vaizdelį į kaimyninius namus. Nežinau, kiek čia tūkstančių gyvena, bet spėju keli šimtai tūkstančių šitą vietą gyvens, nes vien pastatyta 35 aukštų pastatai, iki 40 aukštų dažniausiai. Tad pagrindinė priežastis, kodėl čia ėmėme, dėl parkų esančių čia. Labai čia daug žalumos. Čia toks atskirai kaip naujas rajonas pastatytas Hošimino priemiesty. Nuo miesto centro vakar važiavome virš valandos, apie 20 km. Tai tikrai nuošaliai vietai čia esame. Bet labai gera vieta gyventi su šeima. Yra baseinai prie kiekvieno pastato, žaidimo aikštelės, parkai vakarais, daug veiksmo, žodžiu, tikrai nebus liūdna mums čia gyventi. Ir mums visą tai kainavo 104 eurus už 4 naktis, 26 eurai dienai, tarakonai kainą įskaičiuoti, kaip gyvėjų, ar ne? Išlindami iš savo bunkerio, eisim pasivaikščioti po rajoną ir jums parodysim iš vien. Patys dar nieko nematėm, tai kad visiems bus pirmas kartas. Tokie vat kriokliukai prie pat mūsų namo. Visas rajonas vadinasi Win Homes Grand Park. O čia mūsų namukas. Šviečia gražiausiam spalvom. Labai didelis rajonas šiaip. Labai primena Vilniaus perkūnkiemį, tik daug didesnis už Vilniaus perkūnkiemį. Ir kažkaip atrodo daug daugiau vietos negu tenais. Nes su parkingu čia problemų nėra. Viskas yra po žeme, kaip ir turi būti normaliam mieste. Kad ir tvarkingas rajonas ir jau žmonės čia kitokie, žinot, jau labiau išsilavinę gyvena, labiau pasiturintis. Bet su pėsčiųjų perė, kaip ir visam Vietname, kaip ir visai Pietryčių Azijai. Niekas tavęs niekada nepraleis. Kiekviena pastate nulinėme aukšte įsikūrė versliukai, paslaugos ir panašiai. Kas labai džiugina, kol kas vaikštant visą dieną, kol vaikščiam, nematėm dar nei vienos šiukšlės. Iš tikrųjų labai stipriai tvarkoma šita vieta. Daug vaikiškų žaidimo aikštelių pristatyta. Va, teniso kortai, krepšinio aikštelės, prašau sportuokit. O čia cukrinis vaikas. Nes iškrito 3 lašai vandens, reikia iškart skėtį traukti. Va, tokie gražus medeliai. Galim prie vandens pasidėti parkelį. Viskas pagal feng shui. Duosime saviškį šiek tiek prasidukti. Viskas labai tvarkingai. Žmonės visi čia kultūringi, matau. Su batukais negalima lipti. Reikia prižiūrėti veją, kad ir dirbtinė jinai. Pagausiu kūdikį. Tuoj pagausiu tave. Pagausiu. Įdomu, yra gimus mergaitė, kuri neatsipia. Nu, neturi to instaliuoto reflekso cipti pasilaikė. Dažnai tokie rajonai, kur pristatyta daugybė daugiaaukščių, jie būna bedvasiai. O čia kažkaip to nesijaučia, ar ne? Jo, nes kiekvienas namas turi apačioje komercinių daug patalpų, daug parduotuvėlių, tai realiai į miestą važiuoti nereikia, visokių parduotuvių čia pilna ir maisto, ir sriubų, ir marketų, ir pramogų, suvenyrų, visko. Realiai gyveni pilnavertį gyvenimą, bet su mažiau triukšmo. Na jo, ir svarbiausia, labai daug žalumos, visur yra daug žalumos. Viskas pagal feng shui padaryta, viskas žmonėm padaryta. Čia realiai kažkaip jautiesi labai patogiai. Va tokie va didžiuliai pastatai. Tiesiog atrodo, kad skruzdėlinė gyveni, ar ne? Tai jeigu gyvendami perkūnkiemį kokiam nors ar Fabijoniškėse jaučiatės, kad gyventi suspaustai tarp daugybė žmonių, kur gyventi tik 300 000, o čia gyvena 200 000 pagal statistiką. Ir čia visiškai nesijaučia, kad gyventum skruzdėlinę.
Čia yra vietinis molas, kuriame šiandien apsipirkinėjame. Visos parduotuvės, viskas, ko tik reikia, yra šitoje vietoje. O dabar einame į pagrindinį parką šito rajono. Pažiūrėsim, kas ten mūsų laukia. O čia pagrindinė vieta, kur visi renkasi rajono gyventojai. Kur man šitie medžiai matyti? Ar tik ne Singapūrė? Labai pigiai atrodo, tokia pigi kopija. Net ne viskas šviečia. Čia viskas pasiruošta naujiem metam, kalėdom. O, ir atrakcionai pasirodo yra. Singapūro šviečiantis medžiai. Na, bet šiokią tokią atmosferą sukuria. Va tai viskas atrodo iš apačios. Tusinat. Atėjome į dar vieną žaidimo aikštelę, tik daug didesnį. Va tai čia vaikučių dūksta. Nežinau, kaip čia reikės ištraukti magniškę, nes nuo batuto sunku ją nutraukti. Nu jo, vaikučių rojus. Kaip ir sakiau, užstrigom su vaiku, 2 valandom turbūt, ne? Nespėjom visą parką praeiti ir tie žaidimo aikštelė sustojame. Rytoj vėl grįšime. Tai va. Jau aš pavargau, jinai dar nepavargo. Eina savo toks nerealus rajonas čia. Svajonių turbūt gali būti. Visi pėsčiamos neateina, čia pramogauja. Vaikam pramogų pilna nemokama. Geriau už bet kokią mokamą aikštelę. Super. Nu jo, vaikučiai netruko. Va tai va, atsibodo namie sėdėt. Išeinat į parką ir žaidžiat, dūkstat. Laimingas vaikas, laiminga mama. O laiminga mama, laiminga šeima. Praėjo 4 dienos va šeiminė, pagaliau kelsimės prie jūros, prie kurios jau nebuvom 3 savaitės. 3 savaitės nebuvo prie jūros, vargšeliai. Kelsimės į pajūrio miestą, kuris randasi vos už 60 km nuo čia. Taip kad namuosimės motorolerį, daug kur važinėsim, daug aplankysime. Iki greito. Čiau, braškės.